Sveiki visi ūkio žiūrovai. Tai ką, ačiū, tikrai pasijuto prenumeratorių skaičius, iš karto pradėjo kilt. Ačiū visiems, kas paspaudėt, kas dar to nepadarė, tai nueikit ir padarykit. Augam iki 4000 ir ant 4000 pasiskelbsim kažkokį konkursėlį. Gal kepurėlės, gal megztinis. Žiūrėsim, kaip ten kas gausis, bet augam, spaudžiam ir žiūrime ūkį. Tai pagaliau vakar jau šiek tiek mažiau lietaus lyjo, bet mažiau. Dar stirna greičiausiai šoks ant kelio. O gal ir nešoks. Ožiukas su ragučiais. Tai žodžiu, šiek tiek mažiau lietaus, šiandien jau po truputį džiūna kelias, bet tai nieko nereiškia, nes rodo vis tiek lietų. Darbuotis kaip ir normaliai nieko negali, nors darbų yra, reikia smulkint, šienai ir taip toliau, ir aplink ūkį visokių darbelių yra, bet šitam maure mokotis nesinori. Tai kol kas, kaip čia pasakyt, prastuminėjam laiką ūkyje ir laukiam geresnių orų. Tai iš tikrųjų tos vasaros nėra pas mus šiemet kažkodėl tais. Keliai grūdų ūkiai tai dabar turi atostogas. Turi atostogas, o mes tai turim darbą vis tiek, bent kažkokią. Turim gyvulius, reikia prižiūrėti, reikia apeit, patikrint, ar visko turi. Va, viena ėda iš po neaišku kur kažką. Silosas, aišku, prastas labai, bet dar šitą ėda kažkiek. Murzės. Einam, pažiūrėsim, kaip žindenės laikosi. Šitom tai čia viskas aišku ir viskas jom gerai, bet žindenukės tai reikia tikrinti. Yra kam jau darosi tešmenukai. Tai gal pagaliau priartėsimgi prie to veršiavimuose kažkokio, nes kol kas tai žiauriai vėlyva. O kur tu visą murziną įlindus buvai, ką? Aišku, dabar yra kur pasimurzinta, ne? Yra? Yra. Vienintelė va tokia telyčia, kur gali paglostyti. Nors irgi žindenė, bet čia gabanas. Tai jinai daug drąsesnė, ne? Į mamą. Tai va, tokie reikalai. Ūkį, kad nėra darbo daug. Nėra daug darbo dabar. Darbo yra, bet negali dirbti. Tai ir vaikštai iš kampo į kampą, žiūri, ką čia padaryti, ką čia patvarkyti. Šitus reiktų apmokyti ant laido. Galima būtų čia išsileisti daugiau, vis tiek čia nieko gero tegul griaužia, bet apmokyk tu jos. Einam, pasižiūrėsim po žindenės, kas gero. Pievose visiškos balas. Gabana kaip įdomiai guli. Keliasi, bet sunkiai. Virkšelė mūsų eina savo, kaip jai sunku kažkaip. Po veršiavimuose labai sunku atsigauti. Buvo uždaryta ir laižalų daug turėjo ir visko. Tai kaip ir buvo geriau, bet dabar vėl žiūriu, jinai sunkiai keliasi. Tešmo didžiulis. Bet nieko. Reikia laiko. Bus geriau. O, tai jau irgi daros. Va ta dabar anksčiausiai turėtų. Ko jūs bėgat nuo manęs? Alio? Neprisileidžia. Šita turėtų anksčiausiai, bet dar čia negreitai, porą savaičių tikrai dar nebus. O gabanas vankoksai tešmo. 3 teliukai žinda. Visiems čia užteks, ane? Čia va sausa, kur jūs gulit, nekvailas.
nekvailas. O va čia teliokai. 1, 2, 3, 4. Telyčios didžiosios mums trūksta. Mums trūksta didžiosios telyčios. Taigi stovi. Nu durnius, nu 5 vateliukai. Durnius. Taip. Ir dar gal tai kažkas darosi. Irgi reikia pažiūrėti. Daros tau kažkas? Baltukė. Nu, nelabai. Nelabai baltukiai darosi. Nelabai. Uodegą reikia pakasyti, taip? Gerai. Baltukiai. Laukiam to viršiavimuose. Pas mamą pas karvės. 6 dar karvės. Nu 4 telyčios ir 2 karvės dar neapsiveršiavo. Ir čia dar 1, neaišku ar jinai viršinga. 2, 3, 4. Ir čia tai dar mums reikia 10 teliukų. Nu šiemet su teliukais tai ne pyragai. Ne pyragai visai. O va čia tai ko ne kviečiai? Čia ir varpos didelės. Čia tai gražus kviečiai, blemba. Neblogai atrodo, tikrai ir aukšti, ir varpos. Žiūrėkit, varpos vos ne 10 comų. Gražu. Bet čia pusė lauko, kita pusė mirkus, išmirkus ir palaidota. Čia tai labai gražu. Bet čia va, durpiai tai lipiko turim. Žiūriu. Nu jo. Ir daug nuėsta. O va čia svajonė su svajokliu guli. Svajoklis jau paaugęs. Erelis. Jau vienas mačiau vaikšto. Tai ne svajonė. Pas tave tai svajonė atrodo, kad pieno tai neįtin daug. Bet tugi neleidai pasižiūrėti. Yra. Neleidžia išspaustų inkštyrų. Svajonė. Ką svajoklius pakomentuosi? Tik taip galiu pafilmuoti iš arčiau. Na. O, atgražu. Atgražu jaunimas. Šitas va biški vyresnis ir jau matosi, kumpi iš karto gražesnė. Nu bet auga. Auga neblogai. Čia 4 veršiai ir 1 telyčia. Važiuojam į Kibulių su miltais. Vakar daugiau nieko taip ir nenuveikėm, išvažiavau pažvejot, pailsėt. Tai žodžiu, važiuojam šiandien, pažiūrėsim, ko gero reikia pasišerti telyčias tikrai. Bus suėdusios į losą. Ir jo, ir vėl naktį lietus. Vakar kelis kartus lyjo, užeina tokie debesis, nulyja po kelis milimetrus ir po nakties žiūriu jau neblogai palyta vėl. Nu žodžiu, pažiūrėsim, kiek turim lietaus per kelias dienas, jau šiaip vėl bus iš niekur 10 milimetrų. Nu ką, buliai, vandens nėra. Norit miltučių? Laukiat, ne?
Kaip visada vietoj to, kad eitų ėst miltus, badosi pusę laiko. Žodžiu, balvonai. Tu turi erkę ant nugaros, bet ašgi iš tavo neištrauksiu, ne? Neištrauksiu. Bailiukas. Iš tikrųjų su šitais mineralais daug geriau ėda miltus. Paskanina jiem. Na, aišku, druskos yra, tai jiems skaniau. Buliai pietauja. Pusryčiauja, atsiprašau, pusryčiauja. Nueisim, pažiūrėsim, kaip žindenukai dar gyvena. Ko kam reikia, kokių pašarų. Šitie, tai žiūriu, dabar visą laiką gyvena ten. Tai reiškia, žolės ten sočiai yra ir ėda. Tai kol kas nieko aš jiem daugiau ir neduosiu. Šiandien reikia važiuoti namo, bet jaučiu, kad reikia tėvam palikti Toyotą. Nes kas čia daros, tai yra žiauru. Su Tauranu čia nėra šansų davažiuoti. O Toyota įmeti pirmą bėgį, nedaug gaziuko ir jinai važiuoja savo. Visiškai be problemų. Nu, blemba pasiteisino. Tokiais maurais, tai čia ant to moliogi kaip ant ledo. Jinai važiuoja savo. Eina savo, jau buvau įsibėgėjęs. O čia mama sumanimas. Nemokamas šienapjovė. Vos laido nenutraukiau. Va, telyčias aptvėrė ir jos nušienaus. Tai čia ne šiaip savo mama šitaip aptvėrė. Buvo pabėgusios. Tik taip sugaudė. Labai prastą elektrą turim. Reikia eiti atjungti apatinį laidą pas žindenės, nes jisai visas yra žoliai beveik, tai reikia varyti, tvarkyti elektrą, nes 6 tik tai. Turėtų būti 8. Kai yra 6, tada mes turim blogą elektrą. Tai žodžiu, vaikštau palei piemenį, radau ir nutrūkusi, ir vartus buvom numetę ant žemės, pamirščiau uždėti dabar. Ir vis tiek elektra bloga. Kažkur yra vis tiek nutrūkęs, reiškia, laidas. Nes taip negali būti. Ar kažkuriam sujungime, va tokių dalykų negali būti, bet yra jie. Gali būti nudegęs laidas. Tai čia jie. Fuu. Bet jo, pas telyčias visur viskas gerai. Tai mums belieka dabar karvių aptvaras. Ten kažkas bus. O veršiai tai irgi jaučiu gyvoja praktiškai be elektros, nes laidas žoliai. Tragedija. Tragedija. Reikia aptverinėti liucernos lauką ir leisti juos ten. Aišku, tengi ne tik liucerna, bet jo. Nu, jūs alkanusios. Alkanusios dabar jas visai neblogos siloso čia radau. Pasistatė, tai gražu. Gal be žemių, jo. Be žemių, tai jas čia dabar ilgai. O dar ir liucernas yra, tai tinka, a ne? Tinka karvytėm toks pašaras. Pilnom burnom. Gerai. Tai nebaigiam dar aiškinti su laidu. Kur čia kas yra su tuo laidu? Nes elektra tragiška, tvarkyti reikia, nes gaudysim gyvulius kiekvieną mielą dieną. Dabar sakė, ten palei griovį visur barščiais užaugę. Tai aš galvoju, imu Toyotą
Ir važiuoju, pravažiuosiu, bet spėkit, mama jaučiu dalgį išsivežė. Jinai mėgėja mašiną vežiotis. Dalgis bus išvežtas. Greičiausiai. Tai aš bent būčiau nukirtęs tuos, kurie trukdo. Dabar ir tų nepaimsim. Nu, važiuojam, apsižiūrėsim, gal dar kur rasim laidą nutrauktą, tai jau daug ką paaiškins. Ramba, nieko neradau. Visiškai nieko neradau. Ne kažką. Kažkur yra tragis. Nu kaip, tiose barščiuose laido nemažai, bet gal ir nuima tie barščiai daug. Iš tikrųjų gal ir nuima daug. Tai pažiūrim, ką čia turim lietaus. Labai įdomu stebėti tokį dalyką. Vienuolika. 11 milimetrų, va taip. Kas čia 3 dienas. Per dieną, vis kiekvieną dieną po 3 milimetrus, beveik po 4 gaunam. Smagu. Smagu. Kažkaip visai to nebereikia. Jau turbūt galėtų iki rugsėjo ir nebelyti. Greičiausiai drėgmės užtektų. Taip, dabar, kai iš čia nuėmiau, elektra pasidarė 7,6. Bet čia apsitveria visas aptvaras didelis. O va čia pastoviai pikščia. Pikšt, negera vieta, reikia taisyti. Važiavom į ūkį su tikslu jau, kad gal pavyks šienauti jau šienui, bet dėja ne. Ne ir vis rodo, kas kelias dienas tą lietutį ir baisu. Daug reikia nusišienauti ir vis niekaip neduoda. Nu, bet dar yra laiko. Tai kaip ir viskas gerai ir tuo labiau, kad yra darbų. Reikia, galvoju, gal išsivalyti pašiūrės. Ir reikia gal smulkinimą pradėti. Porą sodybėlių nusmulkint, nes taip dėl nuomos susitarė. Ir jo, to smulkinimo dar vis būna. Ir tada, kai laukiam labai šieno smarkiai, nes norisi turėti gero kokybiško šieniuko. Nu, bet kom galiu pasidžiaugti, kad kai nusipirkom džandyrą, grėblius, šienapėves, tai mano vasara yra 2 kartus lengvesnė. Ta prasme, aš dar po šiai dienai būčiau brūžinęs to sąmašo, čia 100%, nes su juo apvargdavom, o dabar kaip vėjų. Pasidarėm tą pirmą žolę. Aišku, seniau ir daugiamečių daugiau pjaudavom. Užtrukdavo tą šienapjūtę, bet vis tiek. Būdavo, 5 hektarai į dieną. O dabar buvo ir virš 10 ir daugiau, tai iš tikrųjų labai smarkiai pajudėjom. O čia jau pas mus pradžiūvė. Gerai, važiuojam iki Bulių, pasiduosim miltų. Nu ką, berniokai? Nori miltų? Kaip mano berniokai? Ką? Gal geriau kiek jūs jau? Atsigaunat po biškį, ką? Gal ir atsigaunat. Gerai, reikia. O tie tai visą laiką badosi. Aha. Nu ir ką? Pagaliau pasirodė teliukai po pertraukos. Ui. Telyčaitė. Maža. Nežinau, kaip jinai užaugs. Gal užaugs.
biški pasitarėm, ką čia su tais buliais daryti, tai nusprendėm pabandyti nuvežti šiųmetinės liucernos ruloną. Turėtų būtent tokios sausesnės, pabandysiu pastatyti. Gal biški atsigaus vis tiek. Reikia, kad ėstų, o dabar vienas, mačiau, visai neėda miltų. Žodžiu. Turi gyvulių, turi problemų. Nu, žinokit, koks pašaras. Eik tu sau. Medus. Vau. Čia jis suės turėtų kaip bitės. O kvepia. Tuoj susirinks kebra. Limpa. Reiškia, eik tu sau čia. Liucernos kotai minkštučiai. Ankstyvas, gražus. Nu, čia stebuklas yra. Gal pavyko padaryti gerų pašariukų. Čia bus labai gerai. Tik tai buliai jau susiruošę buvo išeit, bet toj sugrįš. Va. Šitas jau ėda. Aptingau kažkaip su mėšlo valymu, tai galvoju, reikia prisivežti žvyriaus garažiuko statybai. Ir pradėti kažką daryti, nes čia mėšlo tai spėsim išsivalyti, o čia reikia, kol sausava, tai bus gerai irgi. Užsivežti žvyrioko. Čia tokių kalniukų turim, nelabai čia kas auga, o žvyriaus va paim tai labai gerai. Nu va, 2 priekabėlės jau nuvežiau, dabar 3 ir dar 3 reikės, manau, ir turėtų užtekti, nes nėra labai lygu ten, reikia išsilyginti žemę ir dar reikia betonavimų žvyro turėti. Gražus žvyriukas labai. Daug nepakrausi šitą priekabą, bet tokiem darbam tai jinai liuks daiktas. Užsivežėm čia žvyriuką, čia išlyginimui plotelio kažkokio, o ten betonavimui. Tai va, reikės išsistumdyti su kaušus, bet reikia pirmą atsimatuoti plotą, kokio čia bus tas garažiukas, gausis kažkas gal 5 pem ant 10 ar ant 12, kažkas tokio. Žodžiu, turėtų užtekti remontam, nes lauke remontuoti atsibodo, angarą remontuoti irgi ne variantas, nes nelygų ir purvynas dažniausiai būna kaip dabar, o ten bus grindis, tai turėtų būti gerai. Ką varom? Smulkint. Reikia smulkint. Tai ką, smulkinam? 100-metės sodybas, kurių niekam nebereikia, bet žmonės tvarkingi, tai nori, kad viskas būtų sutvarkyta. Čia to smulkinimo yra šiek tiek, bet per vakarą turėčiau ir susitvarkyti. Obelis visokios, stulpai, kalnai ir taip toliau. Nu čia smagu labai. Ir žolė iki pažastų. Bet padaryti reikia.
sodybėlės. Nusmulkinta, gražu. Ir pačiam maloniau bus pravažiuoti, pažiūrėti. Pasaka. Gerai, dabar smulkinimai baigėsi. Va. Smulkinimai baigėsi. Važiuosim dar gyvulių pasižiūrėti ir važiuosim ilsėti. Prasidėjo visą dieną pašiūriai. Saulė kaitina, karšta, tai jau jam negerai. Prasidėjo visą dieną pašiūriai. Dabar lenda į lauką. Man reikia nueit pažiūrėti, kaip panas atrodo. Nes balta vata su tešmenuku, bet dar neliktis. Negaliu aš prie jos prieiti. Lysk, jau į lauką gabana. Jau leidžiasi saulė. Gerai pašiūriai. Sugulė. Šieną suėdė, reikia pašerti. Ir va šitai lygtais kažkas pradėjo daryti. Turėjo kažkada. Palauk, draugė. Kur tu varai? Duogi, pažiūrėk. Nu, blemba, gal. Bet labai negreitai čia bus. O va tai poniai tai jau yra. Tai šmeniokas nori nueit pažiūrėti, kaip ten kaulai. Nu ne dar. Dar ilgai tu čia vaikščiosi. Ir tai nieko nėra. Kada čia kas viršiuosis po paraliais? Nesuprantu. Bet orelis tai pasaka. Karšta, kaip turi būti. Nėra net ko kvėpuoti. Ne? Ir karvės nenori išlysti iš pašiūrės. Tai ką, šiandienos darbai baigti. Eisim ilsėtis ir montuoti video jum. O dabar tokia situacija, kad nuo pirmadienio kaip ir rodo 7 dienas be lietaus, jeigu nieks nepasikeis. Tai gal galimai pirmadienį pakursim žvėrį. Nusišienaut 30 hektarų. Ir daryti šienuką po biškį. Su džendyrim. Nu, toks planas kažkoks, huliganas. O kaip mes jį įgyvendinsim, pamatysit kitame video. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir iki kito video.